Labas vakaras, sveikučiai. Visi, ačiū, kad paspaudėte pažiūrėti šį filmuką. Tikiuosi, jis jums patiks, suteiks relakso. Šiandieną šis filmukas skirtas žurnalui Mėgs, jo pavardymui, pažiūrėjimui, idėjom, ką mums siūlo pasigaminti. Ir štai šiam priedui, kurį mums dovanoja žurnalas. Ir čia yra dvi atvirutės ir visi priedai, ką padaryti, kaip pagaminti mums atvirutės. Taigi pažiūrėsim, kas tai yra. Jeigu lengvai pamėginsim ir padaryti. Tokie planai. Taigi malonios peržiūros. Šitą jau tikriausiai žurnalą matėte pas mane praeitam kažkuriam video. Čia va būna tokie popieriukai darbeliams. Na, jeigu įdomu, paliksiu šio žurnalo vartymą video apačioje, prašyme, galėsit pažiūrėti smulkiau. Jeigu tikrai kvarčiau ar įdomu video, man atrodo, na, pažiūrėsim. Jeigu ne, dar pavarsysim. Šiandien nusipirkau naują telefonui, va kaip tik gavau siuntinuką ir gavau naują keisą telefonui. Toks labai įdomus. Londono telefonų būdelė. Tik tikėjausi, kad jis bus ne plastikinis. O čianais štai jisai plastikinis. Sakau, nukris ir suduš. Na, bet gražus, taip. Telefono būdelė ir ten dar matosi kita, kiaurai pereina. Sekančiam filmuke parodysiu, kaip išpakuoju iš AliExpress 2 siuntinukus ir dar vieną iš draugės siuntinuką, ką gavau. Tai va sekančiam filmuke pamatysite. Ir kad pamatytumėt kitą filmuką, jeigu norite, būtinai užsiprenumeruokite mano kanalą, kad nepraleistumėte. Na ką, netempiam, neplepam, pradėkim. Taip, dabar perversim šį žurnalą ir pažiūrėsim, kas čia daug gerų idėjų yra. Tik mane troškina, atsigersiu vandenuku. Na ką, ir pradėsim. Štai velkom ir redaktorė žodis. Turinys. Kaip įdomu, žiūrėkit. Čia galima pasidaryti net iš paprastų lėkštučių, nudažyti ir va, pasidaryti sienai tokį papuošimą, ar kur nors vaikų kambarį, ar darbo kambarį, jeigu susivim. Įdomus dekoras. Taip jau. Pavasario belaukiant. Na, žinoma,
kaip be širdučių. Šito galima kaip žymeklius padaryti tagus. Iš sauso to modelino, sausai kur džiūsta. Kaip tik turiu, reikės pasižiūrėti. Gal ką nors ir pasigaminsiu, nes dabar tik auskariukus iš jo gaminu. Štai ir čia kaip galima pasidaryti. Gėlytės, puokštė, paveiksliuką visą iš veltinio, iš sagučių. Kiaušinukus papuošti. Elegantiški kiaušiniai. Įdomus dalykiukai įvairiausi. Vokelius kaip pagaminti. Lengvai širdelės formos ir va. Vokelis, jūsų meilės laiškelius. Ar yra iš jūsų, kas mėgsta dar susirašinėti natūraliu popieriniu būdu? Laiškeliai susirašinėti. Aš turiu kelias draugės, su kuriom vis dar susirašinėjame. Nuo vaikystės kažkaip mėgau būtent popierinį variantą laiškų. Na štai kaip padarytas atvirutės, štai kur turim. Mielai iš jūsų norėčiau sulaukti laiškelio popierinio, jeigu sugalvosit parašyti ir mėgstate jūs, parašykit man asmeninę žinutę, aš jums parašysiu savo adresą ir su malonumu laukčiau nuo jūsų laiškelio. Po to jums atsakyčiau. Kokios kepurytės gražios. Kiaušinukai.
Kokių receptų pyrago yra. Reikės prašyti saviškio, kad darytų. Jisai moka, o aš tokių vikrantasų ne. Jeigu reikia kokį pyragaitį padaryti ar pyragą, tai visada maniškis Andrius daro. Kas įdomus. Tikiuosi jums spalva normaliai krenta ir nors kažką matote. Štai vėl popieriaus darbelė įdėta. Žemaikai reiks pasinaudoti, ką siuvinėt. Štai toksai puikus žurnalas. Labai džiaugiuosi, kad jį nusipirkau. Man jis labai patinka. O kaip jums atrodo? Geras žurnalas, ką? Kalėdinis buvo numeris. Šaunūs žurnalai. Na ką, žiūrim, kągi čia turim. Dar gurkštelsim. Čia yra. Tai pagrindas kortelėms, atviručių pagrindas. Tai štai du tokie lapeliai pusiau perlenkti. Ir tiek. Paprastai nelabai akuratnai. Tiesiog matau. Nelabai stengtasi perlenkti. Čia tikriausiai iš tos serijos, kad dovanota markai į dantis nežiūrima, tai ir deda taip. Oho, net ir vokeliai dar yra, kada padarai atvirutes. Iškart pokšt į vokelius ir siunčiam. Na ką, parašykite ir iš jūsų išrinksiu, kam išsiųsiu atvirutę savo gamybos. Kuri norėtų gauti iš manęs atvirutę, rašykit. Taip, toliau štai yra veltiniai, toks popierėliai lengvučiai, veltinio pagrindo, bet šiaip ne toks kaip veltinis, toks popieriukas kitoks. Taip, štai lapeliai, matau du, štai gėlytės dvi yra išmuštos, net patiems nereikia karpėti. Tada rutuliukai du ir dvi didesnės gėlytės, va matot. Štai taip. Na ir kas dar? Dar yra siūliukai balti, kur man reikia.
2 sagutės. Štai taip. Kaip matom, turi būti sagutė vidury. Taigi, tokios tokelės. Na, o čia ir parašyta, kaip daryti. Žurnale buvo neparašyta. Tai pirmiausia išimsim lapelius. Lapelį čia šiukšlytę mesim. Tada gėlytės mažusios. Tada didesniai rutuliukai. Didžiosios gėlytės. Štai taip. Štai radau, kaip mums reikia daryti. Ir darysim taip. Pirmiausia, reikia lapelį. Štai taip, kad matytųsi šiek tiek. Ir prisiūti reikės. Man gal geriau priklijuot pradžiai. Ane? Štai turiu tokius klijus, kur specialiai rankdarbiams pirkau. Iš Hobbycraft parduotuvės. Labai man jie patinka. Atidariau su viena ranka. Labai gražu, neatidarau, teks štai daryti. Štai šiek tiek klijų paėmiau ir užklijuosiu taip. Nors čia rašosi, bet siūtasiu. Taip, tada paimam vieną rutuliuką, kuri čia gera pusė dabar. Šitą į vidurį įdedam. Ir turim gražiai apsiūti rutuliuku. Tai ir darysim dabar. Štai adatą aš įsivėriau šiaip ne taip. Na ką, siūnam.
labai gražiai gaunasi. Bet kaip jau gaunasi. Įsiversiu. Gavus tokia, pas mane tokia šiek tiek kreivoka. Seniai nesiuvau, seniai adatos rankose nelaikiau. Baisu. Ir dabar reikia mums prisiūti gėlytę ir sagutę. Štai, galvoju, kokia pusė geriau, ta ar ta. Turėtų būti su šitu. Ar taip gražiau? Manau, kad taip, ne? Taip, prisiūsim sagutę prie gėlytės. Pritvirtinsim prie mūsų pagrindo. Kaip matau, ne viduriuke reikia šiek tiek kreivai, nors galima ir viduriuke, ne? Nu, tegul kaip gausis taip. Nors dabar, kai žiūriu, man tas baltas siūlas galėtų jo ir nebūti. Čia koks nors kitas siūliukas galėtų būti. Arba apsiūt kitaip. Na, bet darom pagal instrukciją. Aišku, jeigu būtų tvarkingai lygiai, būtų gražiau. Bet kaip pas mane rankos iš kito galo auga, tai... ir dar neįlenda į skylutę.
Tikiuosi antra jau gausis ne tokia kliša. Taip, antrą padarysiu vėliau, nes man kamera nusės, jeigu daryčiau dar ir antrą. Taip. Taip, šitas. Oi, šiukšliukus nedėsiu čia. Taip, šitus, kas reikia antram. Čia. Darysiu vėliau. Oi, dar sakutę palikau. Rytoj prie dienos šviesos darysiu kitą. Na, o dabar reikia pritvirtinti šitą. Taip. Štai mano atvirutė ir pagaminta. Dabar rašysim ir siūsim kreivą šleivą. Štai, argi ne taip pat galas? Taip pat. Dabar padėsim, prispausim, kad gerai prisiklijuotum. Kleis uždarysim. Klijai geri, rekomenduoju. Darbeliam klijuot, medžiagai. Toksai gerai. Škai lėlytės gaminau rūbelius, medžiagytės klijavau, aišku, reikia ilgiau palaikyti, bet suklijuoja. Taip. Na ką, štai ir padarėm atvirutę, peržiūrėjom žurnaliuką, tikiuosi video neprailgo, patiko, na, savo komentarus, savo nuomonę būtinai parašykite apačioje, kur komentarai, man labai rūpi jie, siūlykite savo video temas, savo pasiūlymus rašykite ir susitiksim kitose video. Viso.